Sveiki! Šiandien mes gilinamės į straipsnį Reklamos internete strategijos 2025 metams. Norim išrinkti tuos esminius patarimus. Na, kaip išlikti priekyje šitoj nuolat besikeičiančioj skaitmeninėje erdvėje. Tai pagrindinis klausimas, kasgi veiks 2025-aisiais? Sveiki. Išties aplinka keičiasi, sakyčiau, žaibiškai. Ir šitas šaltinis kaip tik brėžia kelias tokias svarbias kryptis. Tai nebus pavieniai triukai, žinokit, o labiau toks integruotas požiūris į marketingą. Gerai, tai pradėkime nuo tos omnikanalės strategijos. Minima reklamos koordinacija, per Google, socialinius tinklus, L-paštą. Ką tai reiškia praktiškai, be to madingo žodžio? Praktiškai tai reiškia, kad vartotojas, jis turėtų jausti vientisą prekės ženklo patirties. Nesvarbu, kuris su juo susiduria, ar tai būtų reklama, ar svetainė, ar laiškas. Esmė ne tik būti matomam visur, bet užtikrinti, kad ta žinutė būtų nuosekli ir kad kanalai, žinokit, papildytų vienas kitą. Čia ir slypi tas tikrasis efektas, kai jie veikia kaip darni sistema. Bet ar tai nereiškia, kad ypač mažesniems verslams, valdyti tiek daug kanalų, tai gali būti didžiulis iššūkis, resursų prasme? Geras klausimas. Ir taip, ir ne. Nebūtinai reikia būti absoliučiai visur. Svarbiau, manau, yra strategiškai pasirinkti. Pasirinkti tinkamiausius kanalus būtent savo auditorijai ir juose užtikrinti kokybišką suderintą komunikaciją. Mažiau kartais yra daugiau, tikrai, jei tai daroma nuosekliai. Supratau. Gerai, toliau dirbtinis intelektas, DI ir automatizacija, sakoma, kad jų svarba tik didės. Kaip DI keičia tą visą marketingo žaidimą? DI leidžia mums pereiti nuo spėjojimo prie duomenų, duomenims grįstų sprendimų. Tai ne tik tas efektyvesnis auditorijų segmentavimas ar, sakykime, automatinės kampanijos. Tikroji galia čia yra gebėjimas analizuoti milžiniškus duomenų kiekius ir netgi nuspėti vartotojo poreikius. Kartais prieš jam pačiam juos aiškiai išreiškiant. Tai marketingą daro proaktyvų, o ne tik reaktyvų. Skamba tikrai galingai. Bet ar čia nekyla rizika, kad per daug pasikliaujant tą automatizaciją, prarasim tą žmogišką ryšį, autentiškumą? Būtent. Ir čia labai svarbus momentas. DI turėtų būti įrankis, ne pakaitalas. Efektyviausia, kai DI įžvalgos yra derinamos su žmogaus kūrybiškumu, empatija, strateginiu mąstymu. Technologijas padeda suprasti, ką daryti, bet kodėl ir kaip, čia vis dar sprendžia žmogus. Logiška. O kalbant apie tą ryšį ir pasitikėjimą, labai aktuali tema dabar yra privatumas. Straipsnėje minimas GDPR, pirmojo šaltinio duomenų svarba. Kodėl būtent dabar tai taip pabrėžiama 2025-iesiems? Todėl, kad vartotojai darosi vis sąmoningesni dėl savo duomenų, o ir reguliavimas, jis griežtėja. Tie trečiųjų šalių slapkukai, cookies, žinokit, jų era pamažu eina į pabaigą. Taip, taip. Todėl tai pirmojo šaltinio duomenys, tie, kurios įmonė surenka tiesioginiai iš savo klientų, su jų sutikimu, jie tampa aukso vertės. Tai būdas išlaikyti tą tiesioginį ryšį, pasitikėjimų grįstą ryšį ir vykdyti marketingą etiškai. Ir tas tiesioginis ryšys paremtas pasitikėjimu, turbūt jis neatsiejamas nuo personalizacijos. Žmonės juk labiau vertina tai, kas skirta būtent jiems, ar ne? Visiškai teisingai. Naudojant analitiką ir tą patį DA, galima kurti turinį, pasiūlymus, kurie atitinka konkretos vartotojų interesus, jo elgseną. Bet čia svarbu pabrėžti – gera personalizacija. Ji neturi atrodyti kaip koks įkyrus sekimas. Tikrai. O kaip naudinga pagalba. Arba tiesiog aktualios informacijos pateikimas tinkamu laiku. Vartotojai šiandien, jie tikisi relevantiškumo, o ne bendro triukšmo. Gerai, o dabar pereikime prie turinio formų. Vaizdo turinis, interaktyvūs formatai, visokios apklausos, žaidimai, transliacijos. Atrodo, dabar visi apie tai kalba. Kodėl būtent šie formatai tokie svarbus? Todėl, kad informacijos srautas yra tiesiog milžiniškas, o žmonių dėmesio trukmė, jie trumpėja. Video ir interaktyvus turinis, jie geba efektyviausiai patraukti ir išlaikyti tą dėmesį. Bet kas dar svarbiau? Kas? Jie skatina įsitraukimą, dialogą. Tai nebėra vien monologas iš prekės ženklo pusės, tai tampa pokalbis su auditorija.
O toks pokalbis kuria stipresnį emocinį ryšį. O emocinis ryšys, žinokit, yra vienas tvirčiausių lojalumo pamatų. Vadinasi, visos šios, gana sudėtingos strategijos omnikanalė, DI, personalizacija, tas įtraukiantis turinis, visa tai reikalauja nuolatinio stebėjimo, matavimo, kad suprastume, kas iš tikrųjų veikia. Be abejo, duomenų analizė čia yra kaip kompasas šitoje dinamiškoje aplinkoje. Įrankiai kaip Google Analytics, ar pačių platformų ataskaitos, jie leidžia matuoti kampanijų efektyvumą, suprasti klientų elgseną ir svarbiausia laiku daryti korekcijas. Tai ne vienkartinis patikrinimas. Aha. Tai nuolatinis mokymosi ir adaptacijos procesas. Tam, kad užtikrintume geriausią investicijų grąžą. Kad kiekvienas išleistas euras neštų maksimalią naudą. Tai apibendrinant, atrodo, kad 2025 sėkmingas marketingas, jis remsis keliais tokiais banginiais. Gebėjimu integruoti kanalus į vientisą patirtį. Protingų DI išnaudojimu, bet neprarandant žmogiškumo. Pagarba vartotojų privatumui, renkant duomenis tiesiogiai. Taip. Personalizuoto ir įtraukiančio turinio kūrimu, ypač pasitelkiant video interaktyvumą ir visą tai nuolat matuojant bei optimizuojant remiantis duomenimis. Ar teisingai supratau? Tiksliai, viską puikiai sudėliojot. Ir galiausiai, manau, verta pamastyti ne tik apie kiekvieną iš šitų strategijų atskirai, bet ir apie jų sinergiją. Kaip visos šios dalys sujungtos į vientisą sistemą tokią, kuri grįsta duomenimis ir vartotojo patirtimi, kaip jos gali sukurti ne trumpalaikį efektą, o tvarų konkurencinį pranašumą rinkoje, kuri, niekada nestovi vietoje. Tai čia toks klausimas pamastymui visiems.